Sūnus vakar Citroeną nusipirko vakare. Šiandien ryte neradau, išlėkė į darbą, nespėjau nei apžiūrėti. Aprodyti ir jum noriu. Nu, rody, kas čia pas... Ne ten. Va ten spaus. Mygtuką spaus. Ai, šitas, supratau. Nu, kas čia pas tave panoramų žiūriu. Kaip sekėsi, papasakok. Ai, tai standartiškai vienas objektėlis Kaune, ten kaminas, stoglangis. Supratau, blemba, geras aparatas, eina savo. Kopiečios viskas parišta, jeigu daugiau kaip metras išsikiša, visada turi būti spėjamieji ženklai priekį gale. Prodysiu iš kitos pusės. Ten darai, ne ten, va čia yra. Ai, netraukto, spaust reikia. Ruloniukai, benderiai, suktukai, nu, žirklės, viskas ko reikia. Tai klausyk, gal pirmadienį pašausi į Vilnių už mane? Oi, ne. Tai ką, saliarkos gaila? Taigi čia elektra. Elektra? Ai, nu jo, žiūrėk, rozetė. Nu jo, tai klausytai, šitas tavo kibiriukas bent 20 km įvynioja. Taigi jisai Kem 5 net traukia. Kem 5? Man net parašyta. 6 kW Kem 5 per... Nu tai tada gal ir visai normaliai, tai kada... Iki kaklo čia. Supratau, tai kada tu į Kauną iš 5 ryto išlėkė? Ai, net, 6:30 ir 8 būnu kažkur. Tik kad ten sunku, nes nėra kur lenkti, vien tik ištisiniai Kauno. Nu jo, ten su tuo Kauno keliu tai liūdna pas mus. Klausyk, o tai ką, registratorių žiūriu, ne, įsidėjęs, tai po darbo turėsim bendros veiklos, ne? Oi, ne, aš tai su policija neprasidedu. Tai va, tai toks kibiriukas. Tai prieniečiai, jeigu nuo 8 darbas irgi jums, tai turėtumėt prieš 6:30 dabar jau pradėti išvažinėti. Jeigu reikia stogų remonto Kaune, skambinat mano sūnui, o Vilniečiai lieka man. Ką, gero savaitgalio.